Čia gali, kaip visi labai irgi dirbti su šeimos, giminės, ten tuo medžiu, visa kita. Taip, dirbt labai gerai, kai tu pirmiausia pasiunti meilę, atleidimas visiškas turi būti. Ir begalinė pagarba, ir, sakau, ta besąlyginė meilė visiems savo protėviam, tėvam, seneliam, proseneliam ir visiem kitiem. Tada taip, tada, nes tu pradedi šviest tą energiją, pas juos pakyla ta energija. Ir kaip pasakyti, jie irgi šviečia tada tavo protėviai ir pas tave sustiprėja būtent tos valios, meilės ir aktyvaus judėjimo energija. Tada tai, tada tavo norai pildosi per akimirką, nes tai galinga jėga, bet daugelis, kaip sako, dar ten kapstosi, pyksta, neatleidžia, ten, nu, iš viso, įsiskaudinimus, kiekvieną smulkmeną, kaip sako, emocijos ten kyla, verda, kabinasi, inkaruoja save, kaip sakyt, pakilt neleidžia sau, paskui sako, kodėl pas mane neveikia ta ir ta energija, kodėl nevyksta, kodėl ten tada susikelia pavydas, tada vėl pyktis, vėl ir užburtas ratas sunkių emocijų.